22 metų Elizabeth Short, žinoma po savo mirties kaip juodoji Dalija, buvo amerikietė mergina iš Bostono, Massachusettso. Elizabeth persikėlė į Los Andželą, norėdama išpopuliarėti ir tapti garsia aktore. Deja, ji išpopuliarėjo dėl visai kitų priežasčių ir tik po savo tragiškos mirties. Elizabeth Short kūnas buvo rastas 1947 metais sausio 15 dienos rytą, tuščioje aikštelėje Leimerto parke Los Andžele. Vietos gyventoja Betty Bersinger kūną atrado maždaug 10 valandą ryto, eidama su savo 3 metų dukra. Iš pradžių Bersinger manė, kad rado išmestą parduotuvės manekeną. Supratusi, kad tai lavonas, ji nuskubėjo į netoliese esantį namą ir paskambino policijai. Smarkiai sužalotas Short kūnas buvo visiškai nukirstas per juosmenį ir nutekėjęs krauju. Jos oda liko balta. Jos veidas buvo perpjautas nuo burnos kampų iki pat ausų, kaip šiurpi šypsena.